Sakome jums iš Šiaulių ir šiandien čia Baltijos moterų futbolo lygos bronzinis mačas. Šiaulių Gintra priima Vilniaus Žalgirį MRU. Rugsėjo dieną Šiauliuose. Būtent ši Suomė, bet šiaip tai neseniai jinai visiškai papildė šiauliečių komandos. Trečioje atrankos grupėje šiaulietės. Čia pasižiūrėkime, ko baigsis Gintros ataka. Smūgis į vartus. Andrievskytė įgrąžino kamuolį iš užribio. Perdavimas vartų link. Širatė taip į dvikovą šoko Hafkinson. Jos dėka kamuolys vėl susigrąžintas, smūgis į vartus. Drebina skersinį Šiaulių komanda. Dar vienas kirtis. Na ir kas dabar prie kamuolio? Tęsiasi šiauliečių ataka tarp daugybės Žalgirio žaidėjų kojų. Laviruoja šiaulietės. Ir daro Vilnietės. Lazdauskaitė ten jau vedžiojo kamuolį. O dabar greita kontrataka. Skrieja į ją Šiaulių komanda. Perdavimas į priekį. Išbėga labai toli Neida Šeškutė. Ir dėja, bet Vilniečius ir galiai liūdi. Na, o Šiaulių komanda be abejo švenčia. Atsidaro savo įvarčių sąskaitą aikštės šeimininkės. Čia pat ir efektingas salto iš įvarčio autorės. Jau vieną ranką iškėlus legionierė. Jos perdavimas Lazdauskaitės smūgis ir lygina rezultatą Vilnietės. Štai taip. Kėlinys artėja pabaigos link ir sugrūda kamuolį per jėgą su mėsomis, galima sakyti taip, Vilniaus komanda. Tikras kovingumo pavyzdys šiame epizode buvo Vilnietės. Praktiškai kamuolio kontrolė triuškinamai Šiaulių naudai. Dabar šiauliečių šansas ir švaisto tą šansas gavusi geltoną kortelę pirmajame rungtynių kėlinyje. Dabar toliau tęsia savo kovingą pasirodymą, o čia puikus epizodas ir Vilniaus Žalgiris. Štai taip, perima iniciatyvą, štai taip Vilniaus Žalgiris veržiasi į priekį. Žemyna Lekavičiūtė meistriškai išlaukė pauzę, išlaikė pauzę tame įvartinėme epizode. Tai čempionių titulo likti be medalio išvis šiaulietėms, to be abejo neįsivaizdavo nei klubo vadovai, nei treneriai. Čia šansas šiaulietėms ir šiaulietės tuoj pat rodo charakterį, tuoj pat lygina rezultatą. Atstato pusiausvyrą Šiaulių Gintra. Agnieška Kazarina tuoj pat lygina rezultatą vos minutę. Pirmavo vyrų komanda. Šiauliečiai priims Alytaus Dainavą. Čia pavojingas epizodas, smūgis į vartus, skersinis dreba nuo galingo šūvio, kuris liko Sija Jadėl. Rizikuoja, išeina toli, perima kamuolį šiaulietė, šansas joms atspės Meda grįžti į vartus. Spėja, sunkiai, bet spėja. Geras toks perdavimas į pusiau flangą, čia smūgis į vartus, gelbėja komanda Meda Šeškutė ir vėl. Karšta prie jo, čia balansą rasti. Smūgis į vartus. Šeškutė gaudo kamuolį. Lygiosios čia per 90 minučių kovos. Geras Aivės Škaučiūtės gynybinis epizodas. Vilniečių atsakas čia prie atakos smaigalyje Nikolė Elis. Ji 1-1 žaidžia prie šiaulietės, klaidina savo oponentę. Smūgis dar vienas gelbėja savo komandą bendromis pastabomis. Jos perdavimas Šupelytei. Smūgis nepavyko. Žanga. Fiksuojama šiame epizode ir kortelė bus parodyta. Ugnė Lazdauskaitė, patyrusi puolėja. Štai, Ugnė Lazdauskaitė sulaukė savo šansą paskutinę sekundę ir dabar jau bravo, sakome mes. Ir jūs
nudžiuginti moterų futbolo vaizdais. Vis dėlto vienas stipriausių Lietuvos komandų žaidžia. Čia Lazdauskaitės reidas. Kontaktas, smulkesnėme epizode. Dabar dar tęsiasi Vilniečio ataka. Smūgis į vartus. Ir viskas. Baigėsi ir pratęsimas 2-2 ir po jo. Ir kągi, mūsų laukia futbolo loterija. 11 metrų baudiniai. Atspėjo Šeškutė 21 ir jos akistata su varžovių vartininkė. Labai. Ir jos akistata su Vilniečių vartininkė idealiai. Idealiai tą patį. Kaja Hopkinson suklaidino dabar metą Šeškutę. Per vartų centrą dabar reikia paleisti smūgį. Muša. Vilnietės smūgis. Ir lygiai taip pat. Šiauliečių smūgis. Pavyzdinis smūgis. Ir šioje loterijoje. Ne. Vis dėlto nepergudrauja Lizos Tomė.